Tai yra ženklas sinchronizuoti garsai. Veikia. Ok, smagu, kad čia atėjote, mes esame Mockūnų namuose Vilniuje ir šiandien susitinkame su studentais, lietuviais iš Pietų Amerikos. Ir dabar norėčiau gal trumpai paprašyti jūsų prisistatyti. Na, ne visi mes esame studentai, bet kažkada jais buvome, ne? Pradėsime nuo Kovo. Kovai, papasakok apie save, kaip tu čia atsiradai Lietuvoje. Tai aš prieš 3 metus su pusę jau persikėliau čia į Lietuvą. Tai dabar studijuoju elektros energetikos inžineriją. Čia jau 1 metai link pabaigos, bakalauro studijos. Bet prieš tai tavo istorija. O man istorija. Tai viską turiu papasakoti. Tai papasakoti. Esu gimęs Mendozoj, Argentinoj, ant kalnynų. Man 7 buvo, su šeima persikėlėm į Braziliją. Gyvenom netoli Sao Paulo 1,5 metų. Tada grįžau į Buenos Aires, į Argentiną. Ir ten jau nuo 9 iki 18 gyvenau. Ir tada, kai baigiau mokyklą Argentinoj, tai nusprendžiau čia atvykti. Aš žinau tą istoriją, tu anksčiau pasakai mums, ne, kaip tu apsisprendei, kad važiuosi į Lietuvą, gal galiu ją mums priminti. Taip. Ten pokalbis su tavo tėčiu buvo. Jo, aišku, reikia irgi apibrėžti, kad mes gyvenam tokioje šeimoje, kur tradicijas vis tiek palaikom, ten per Velykas piešim kiaušinius, dažom ir taip toliau. Tai nėra, kad iš niekur atsirado, bet ta pati istorija gavosi, kad per tėčio dieną mes nuėjom į restoraną, ten buvo mano brolis, sesė, tėtis ir tėčio draugas. Ir jie kartu gyveno Čikagoje, kai jie buvo, kiek ten metų, nežinau, 17 arba 18 ir 21 jam. Tai mano tėtis buvo biškį jaunesnis. Ir jie pradėjo papasakoti, kaip ten gyveno, ką jie ten daro. Jo. Ir aš irgi norėčiau turėti tokią gyvenimo istoriją, kurį galėčiau pasakyti ir papasakoti kitiems, kad būtų įdomu. Ir va, taip, sakėm, va čia aš, ten tėtis, priešais ir klausiu jam tiesiai į akis, tipo, aš irgi galiu tą patį daryti. Sako, tai aišku, jeigu nori, tu esi lietuvis, turi pasą. Ir tada man išjungi tokią limputę ir viskas, tipo, varysiu. Ir tada kalbėjau su mama, pasirinau tokią mintį. Sako, gerai, jeigu tu tikrai to nori, tai tau tikrai padėsim. Ir gausi, kad, man atrodo, po 2 savaičių ar po savaitės Juana grįžo po, nežinau, kiek ten metų buvo čia, po 2 metų, man atrodo. Metai, man atrodo. Ir mes susitikom, mūsų mamos tai labai seniai nešnekėjo. Ir mama tiesiog parašė žinutę į Facebooką, tipo labas, žinau, kad mes labai seniai nešnekėjom ir taip toliau, bet žinau, kad tau dukrytė grįžo, gal galėtum susitikti nes mano sūnus irgi nori išvaryti. Tai va, susitikom, kavinėj, viską papasakojo ir dėl to atsivariau čia. Bet tavo pirmas žingsnis atvažiavus į Lietuvą nebuvo studijos? Ne, pirmą aš lankiau kursus Vilniaus universitete. Kalbos, lietuvių kalbos. Nes, dauguma, man atrodo, iš mūsų, tai atvykstam jo, nemokėdami lietuvių. Kaip mokėt lietuviškai prieš atvykdami? 2 žodžiai? Jo, myliu, ačiū. 2 žodžiai. Kava su pienu. Jo. Su gimėjimo dieną. Na, su gimėjimo dieną. Nepilna himna. Oi, aš tai visiškai neišiočiau himnus. Nei vieno. Ir taip, ir po truputį lankiau kursus, paskui pradėjau, kai geriau šnekėjau su lietuviais daugiau bendrauti, ir su giminė irgi labai daug. Tai va, tai prigausi. Toks procesas. Dar dirbau, kaip padavėjas, tai tada gaunasi, kad turėjau iš anglų išversti į lietuvių, arba iš lietuvių į anglų, ir va taip, ir toks aptarnavimas, arba aptarnauti ten lietuviškai, tai čia buvo labai gera. Patirti, dar Nidoj dirbau mėnesiuką. Tai aš ten irgi tokie small talks, tai išmokau ten. Jo. Ir žodžius irgi visokiausias. Tai visą laiką tiesiog, man atrodo, kai nori išmokti kalbą, tai, čia procesas. Tu turi kiekvieną dieną bandyti, nežinau, kuo įmanoma ir kuo daugiau žodžius prisiminti ir naudoti. Ir tada tu pavyškai ir tada, jo. O paskui jau turėjau spręsti arba po šitų kursų, kur varyti. Aš labai norėjau mokytis, labai norėjau į universitetą, bet
kažkaip galvoju, man reikia į lietuvišką grupę. Aš turiu lietuvišką grupę, tikrai noriu. Bet tuo metu tikrai, nenoriu pasakyti, kad bijojau, bet tikrai supratau, kad, man levelis nebuvo ant tiek gerai. Man dar skaityti buvo pakankamai sunku, tai bet kurį knygą, kurį pasimčiau, tai, kas antro žodžio negalėjau suprasti. Tai tą nusprendžiau kariuomenę. Ir ten buvo labai gera pamoka, ten buvo, geriausia mokykla, kurį galėjau pasirinkti. Tikrai. Man tai iš tos pusės išgelbėjo, išmokau visų nesąmonių, kurių reikia, kad galėtum su jaunimis bendrauti. Ne tos pavyzdžiui. Nes tikrai negražiau prieš kamerą, tai tikrai nepasakysiu. Bet tikrai moku. Ir dabar moku. Prieš tai mokėjau tikrai. Vilniaus gatvėse praverčia, ne? Taip. Prieš tai mokėjau, bet nemokėjau kada naudot. Žinai, toks. Turi mokėti ir ką reiškia, ir kada naudot. Ir tą išmokau. Ir skaityti daugiau pradėjau. Tai va. Tai tą jau supratau, kad turėjau toks, pakankamai geras levelis, tai tada dabar stoju į universitetą. Dar jeigu aš galėčiau paklausti apie tavo kariuomenės tą laikotarpį, kaip tave priėmė Lietuvos lietuviai, ne? Vis tiek daugiausiai buvo. Taip. Buvo dauguma, sakyčiau, lietuviai tikrai. Įdomu, nežinau. Man atrodo, kad pakankamai gerai. Man tiesiog klausė pradžioj. Dabar įsivaizduoju save tokioj situacijoj, tikrai buvo truputį, nepasimetęs, bet man reikėjo visą laiką kreiptis dėmesį. Kažkaip, visą laiką, toks truputį stresas, ne dėl to, kad, nori kažkaip nepasimest. Tai turėjau visą laiką žiūrėti aplink, pastebėti aplinkybę ir taip toliau. Tai pradžioj man klausė, sužinojo ten visai greitai, aš nenorėjau nieko nesakyti, kad aš ne lietuvis. Kad, lietuvis negimė čia. Bet aišku, labai greitai sužinojo. Tai klausė, ar norėjau su manim bendrauti angliškai, kad geriau angliškai arba lietuviškai. Sakiau, angliškai nešnekėkit su manim, tikrai moku, jeigu reikės ką nors, tai aš paprašysiu, bet tik lietuvių. Ir va taip ir buvo, visą laiką lietuviškai. Tai man nereikėjo anglų visiškai. Tai va, tai visų tos komandos paskaitas irgi vesdavo ten lietuviškai. Reikėjo ten, testus irgi išlaikyti. Tai va, tai reikėjo ten pasimokint, va, sako, iki rytojus turi laiko išmokti himną ir ten mūsų Gedimino ten maršas, ten himną. Ir taip ir buvo visą naktį. Skaitau. Bet labai sunku, nes neturėjom telefoną, tai aš tiesiog turėjau kaip čia, garso, išmokti, be melodijos. Tiesiog, buvo įdomu. Bet išmokai? Jo, išmokau dabar, tai labai gerai. Ačiū, kovai. Prašau. Juana, kokia tavo istorija? Taip, aš Juana, aš ką tik šiemet baigiau bakalaurą elektronikos technologiją, taikomasis elektronika ir telekomunikacijos technologijos Vilnius universitete. Atvažiavau į Lietuvą prieš gal 6 metai. Bus, 6-7, aš jau pamiršau. Čia tas pirmas kartas buvo, ne? Kai atvažiavai prieš 6 metų? Ne, kai pradėjau gyventi. Aš jau buvau atvažiavus kaip turistų keletą kartų, bet prieš 6-7 metai pradėjau gyventi Lietuvoje oficialiai. Irgi net 2 šočiai žinojau. Šiunukai ir maistas. Ir viskas. Dauguma naudojus šočių pas babą tada. Irgi lankau lietuvių kalbos kursus Vilniaus universitete 1,5 metų. Tada, kaip čia gavosi? Gavosi, kad aš baigiau, kaip karantiną pradėjau. Tada aš varau gyventi prie Panevėžio su giminės. Tai ir kaimas, matosi, kad ten kaime buvo vien lietuvių. Lietuvių ir rusų. Tai turėjo padėti tavo lietuvių kalbą. Man labai padėjo ta... Išmokai? Keiksmašyčių. Ir keletą dar ten šočių, kurie... Čia jau vėliau išmokau, ne per karantiną. Mano giminė nemėgsta tų šočių. Labai gerai. Tai jinai paklausė, aš nešeinu. Aš ne vienos šočius nemoku. Ką? Ne. Aš niekada. Nei kartą. Tu atvykai pirmą kartą irgi tą pačią kursą? Taip. Ok. O po 1,5 metų? Po 1,5 metų ten gyvenau keletą mėnesių, tada grįžau į Vilnių, nes įstojau į informatiką iš pradžių. MIFE. MIFas. Problema buvo, kad per karantinas tada viskas buvo nuotolino, man visiškai nepatiko ir tiesiog
sakau, gerai, barom į kitą studiją. Fizfaką. Šį kartą. Fizikos fakultetą. Tai ir biški vėliau atvažiavo kovas, tada mano sesė, dabar ir kovo sesė, tada mes dabar tiesiog daug. Daugėjo, tikrai. Po truputį Argentiniečių daugės, daugėja, po truputį tau ir tavo brolis atvažiuos. Nežinau, Greičiausia. aišku. Brolis planuoja atvažiuoti? Nu, jam liko dar 2 metai, man atrodo, mokyklai. Nu, šiais metais baigsis. Tai čia lapkričio mėnesį. Pas mus mokslo metai yra nuo kovo iki lapkričio. Nu, nes kitas hemisferas, tai ten, kai čia žiema, tai tenais būna vasarą, tai atvirkščiai viskas. Atvirkščiai viskas. Tai nuo kovo iki lapkričio, tai šiais metais baigsis prieš paskutinį. Tai kitais metais jau paskutinis. Tai tada, nu, jis buvo vienintelis iš mūsų, kuris atvažiavo į Lietuvą prieš persikraustant čia. Aš pirmą kartą Europoje bendrai, buvau čia, kaip prasakiau, atsidūriau Frankfurt. Wow, pirmą kartą. Nice. Ir paskui Lietuvą, o sesė irgi tą patį. O brolis tai jau turėjo galimybę pakeliauti. Tai, Jau aplanka čia nes? jo, buvom Vilniui, tada Londone, Airijoje. Wow. Jo, tai jam ir iš visų miestų viską, ką mes pamatėm, kelionės ten pabaigoje klausiau, nu, kas tau labiausiai patiko, sako Vilnius. Ir iš toks, nu, suprantama, bet kodėl? Sako, ne, tipo, miestas labai jaukus, nėra per didelis, nu, aišku, mes gyvenam čia centre, tai jam viskas labai patiko, pešiom gali visur. Nu, tai aišku, labai priklauso, kur gyveni ir taip toliau, bet, nu, iš tiesų, miestas nėra žiauriai didelis, yra tikrai daug ką veikti, daug kultūros, tai, nu, tikrai nėra daug atsivos, jeigu pačiam nesinori. Tai va, iš tos pusės, tai tikrai suprantu, ir jis turi tokį charakterį, kuris truputį ramesnis. Tai visiškai, man atrodo, iš mūsų, nu, iš sesė ir aš, tai jam labiausiai tiktų Vilnius. O jis kalba lietuviškai? Ne. Tai jo laukia tas ilgas kelias. Toksai. Tai labai siūlyčiau jam, gal pavyzdžiui, jau pabandyti, nežinau, pasimti truputį gali kažkokią, išmokti. jo, nuotolinių ten pamokas, nes, nu, tikrai, mums, nežinau, kaip pastavė, bet mums tikrai reikėjo prie tų knygų, ten gramatikos sėti, va, tas lentelės atmintinai išmokti, nes nėra kitokio būdo, tu, jeigu mokys, labai skiriasi gramatika, nu, ir iki šiol. Taip. Nėra tik taip, kad pas mus akcentas, bet pas mus, kai viskas yra suliota, kai mes suliojam frazes ir taip toliau, nu, tikrai skiriasi. Bet čia yra dėl to, kad, nu, pas mus, nu, latinų kultūra, nu, ten gramatikos yra pas mus jau suprogramuota, sakyčiau. Tai nėra tik tai mokėti gramatiką, nėra tik tai mokėti, nu, jau viskas, tipo, jeigu norėsi kaip lietuvis šnekėti, tai aš manyčiau, kad reikia jau nuo gimimo, nes tada labai sunkiai gaunas. Galiu trumpą saidnautą. Taip, tai dabar gal Bet aš noriu tiesiog pasakyti, kad lietuvių kalbos kursų Peliotesas turbūt vėl gaus finansavimą, arba jau gavom tęsti lietuvių kalbos kursus nuotoliniu būdu. Ten yra iš ispanų lietuvių ir iš anglų lietuvių ir panašiai. Tai galės gal nuo rugsėjo nuotoliniu prisijungti. Tai labai gerai. Tai Pasiūlyk. Gal bus įdomu. ir vaikam irgi? Nu, visiems nėra. Nu, ta prasme, suaugusiam. Nu, mano brolis labai nori išmokti lietuvą. Jam 12. Tai fine. Jie nori, kad 12. Aš jau nebežinau. Nu, tai pasikalbėkim vėliau. Nu, tai liuks. Tai, Gabriela, gal nuo tavęs tęsiant tada tavo istoriją, kaip tu atsiradai Lietuvoje ir paminėk ir savo brolį, kuris šiandien nedalyvauja. Jo, mano brolis. Aš šiandien, Gabriela, esu vietoj savo brolio Alejandro. Avalas Lesinskas, abudu vis tiek, gal nepastebėsit skirtumo. Mes su broliu iš tikrųjų atvykom į Lietuvą prieš 9 metus, truputį kitaip negu kova su Juana. Mes atvykome į lietuvių namus, išlyginamąją klasę. Nuo vaikystės visada buvom bendruomenėje. Mano mama visada nori ar nenori nuvesdavo rankyti į renginius. Pavyzdžiui, aš buvau visada aprengta tautiniais drabužiais ir man nepatikdavo toks, kodėl visi vaikai normaliai atrodo, aš kažkokia tautiniais rūbais aprengta. Tau nepatiko tas? Ne, vienintelė tokia Venezuelai, tu įsivaizduoji, kaip sunku. Tai žodžiu, vaikystė. Mes namuose darydavom žagarėlius, tai mano brolis norėdavo atidaryti žagarėlių restoraną, nes ten nėra tokio patiekalo, tai mes galvojam, ant tiek lietuviška kultūra buvo
mūsų šeimoje, kad mes galvojam, kad tai yra mūsų patiekalas sukurtas šeimos, kad mes irgi dažydavom margučius, kad tai yra mūsų dalykas, Venezuelą tai šiaip nedarom. Tai lankydavom, ten pradėjom lankyti lietuvišką mokyklėlę, atsikrausti tokią lietuvę dėl meilės į Venezuelą. Ir jinai vedė mums šeštadieninę mokyklėlę. Taip pat mama sako, tai norit ar nenorit, dabar ateisit su manim. Tai nenorėjom mes, bet vis tiek lankėm. Ir ten išmokau žodžių kava su pienu, labas ir ačiū. Ane? Ir viskas? Nu, kaip? Nu, jo, kažkaip. Ir dėl to, kad ten buvom tokį mokyklėliai, atsirado galimybė atvykti į Lietuvą mokytis metams. Iš tikrųjų buvo ne metams, o 2 savaitėm. Tokiai stovyklai mes pateikėm prašymą, mes sakėm, ar prašau, galite švietimo ministerija ar kažkas finansuoti, nes labai sunku, Venezuelos situacija, ten krizė, žodžiu. Ir sakė, gerai, 2 savaitėm neapsimoka jūs čia pasimti, galima 10 ukrainiečių atsivežti. Tai vietoj 2 savaitėm atvykit metam. Ir tada švietimo ir mokslo ministerijos dėka mes atvykom į Lietuvių namus ir ten pradėjom mokytis lietuvių kalbos metus. Tai ten buvo 22 valandas kas savaitę, kas reiškia kartais bent 3 dienas per savaitę buvo 8 pamokas lietuvių kalbos, be sustojimo. Tai tu sakai, tau labai gramatika yra svarbi, ne tau, mums atvykusiems yra svarbi, taip ir man irgi reikia tą patirti ir knygutę savo sąsiuvinus papildyti, aš esu, tu esi, mes esame, jūs esate ir taip toliau. O tada, kai šneki gyvenime, tai niekas nesako, mes esame. Na tai va, tai dar blogiau, žinai. Kai išmokė teisingą lietuvių kalbą, o tada pradedi su lietuviu išnekėti, tiesiog nesigauna. Visiškai nesigauna. Pradžioje yra sunku. Bet yra labai gerai, tu turi mokėti ir tą, ir tą. Taip, aš sutinku. Pirmą, labai reikia mokėti tą. Kai tu jau mokai teisingai išnekėti, tai gali neteisingai. Taip. Bet būtų gerai, kad pasakytų, ne kaip žmonės kalba gatvėje. Taip, bet jeigu atvirkščiai, aš manyčiau, kad būtų dar sunkiau išmokti. Ir juokingiausia, kad mane mokino su broliu, mes toj pačioj klasėje buvom, tai aš truputį vaidinau čia mama atsakingoji, kuri tipo sako, ar padarai namų darbus, jis sako, ne, nepadarau. Aš sakau, ką tu čia moka už kursus, ar kaip gėda, žinai, reikia ambasadoriai savo šalies geriausiais būti. Ir mūsų mokino per rusų kalbą. Tai taip. Tai jūs mokėjot rusų kalbą? Ne. Ir taip gaudavosi, kad sako, namas yra dom, aš sakau, gerai, o kas yra namas, o kas yra dom. Tai mano brolis visada sako, ir aš kartoju, ką jis sako, nes sako, kad mes nežinodavom, kada prasideda lietuvių kalba ir kada baigėsi rusų, arba kada prasideda rusų ir baigėsi lietuvių. Žodžiu, ten buvo taip maišyta, kad buvo sunku suprasti. Bet kažkaip Google vertėjau pagalbą ir labai daug pastangų ir metų ir man emociškai buvo labai sunku, aš verkiau, mano brolis tai čilekas, jis ten tiesiog atsipalaidavo, sako, aš tai išmoksiu, aš tokia, ne, mes esame kur, kame, tamsiajame kambaryje, tai jo, reikėjo daug išmokti man iš jo, kaip laikyti tą emocinę tiesiog stabilumą. Ir vėliau po metų mes išlaikėm savo to kurso valio ir tada tęsėm mokykloje. Tai mes baigėm lietuvių namų mokyklą. Aš tada tiesiai į universitetą, aš stojau Vilniaus universitete į verslo informacinės sistemas, žodžiu, tokią programą, kur yra verslo ir informatika. O mano brolis dabar šiais metais kaip tik irgi apsigina. Beiki metai univerą. Taip, jinai man parašė. Socialinio mokslo kolegijai. Jis dabar bakalaurą apsigina. Kaip tik rašė apie Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos komunikacinę arba strategiją iš tos pusės, tai labai įdomiai. Bet realiai buvo mokykla, baigėm mokyklą, stojom į universitetus arba į kolegijas, dabar baigėm ir toliau tęsam čia savo gyvenimą. Šiaip iš tikrųjų. Ir labai įdomus tas kalbos pokytis nuo labai formalios lietuvių kalbos iki tu pradedi susirasti pažįstamų draugų, kurie tave mokina, sakykime, žargonus, ką žmonės naudoja. Tada aš po 9 metų Lietuvoje vis dar
mokinuosi naujų dalykų. Vis dar ateinu, aš važiuoju į ofisą, ten su kolegom kažką jie papasakoja ir aš sakau, gerai, ką tai reiškia. Ir nebūtinai yra rusų žargonas, tiesiog yra iš kitų kraštų Lietuvos žodžius. Tai jūs labai sparčiai mokotės lietuvių kalbos. Kaip kitaip? Ne, tai yra Neturim pasirinkimų. Yra išmoksi ar išmoksi. Ir aš manau, kad tai yra labai vertinga iš tikrųjų. Nes mano mokyklai, ten yra, nesakau, kad slavų, bet labai daug iš slavų šalių lietuvių namai, ne? Tai ten dėl to nemažai mokytojų moka rusiškai. Tai tiems žmonėms, kurie mano manimo moka rusiškai ir gali rusiškai su mokytojais bendrauti, sunkiau sekėsi jiems mokytis lietuvių kalbos. Yeah. Mums, pavyzdžiui, nebuvo suteikiamos nuolaidos. Arba tu man papasakoji šitą istoriją lietuviškai, arba neišlaikai. Kas yra truputį, nežinau, ar aš sutinku, bet labai padeda sparčiai mokytis. Ane? Nes tu neturi kitų išėjimų. Tai va, tai aš manau, kad aš labai sutinku prie tavo pasakymo. Reikėjo polikliniką apsiginti. Ane? Ten irgi arba rusų, arba lietuvių naujininkuose. Tai ką, man skauda pilvą, tai tau reikia išmokti, kaip pasakyti, man skauda pilvas, prašau, nežinau, duokit kažką. Tai nepasirinkimas yra labai gera pamoka. Taip. Sistema veikia. Tikrai taip. Bet jūs esate toks labai geras, stiprus pavyzdys, kaip greitai galima išmokti lietuvių kalbos ir kiek valios galima į tą įdėti, nes turim daugybę kitų pavyzdžių, kur žmonės aišku, čia yra taip stengiasi. Visų pusių, kur turi dėstytojas, pas mane irgi dėstytojas, tai buvo toks. Iš tavo pusės, jeigu yra noro, tai tikrai įmanoma. Čia tikrai įmanoma. Čia visiškai susijęs su tavimi, ar tu tikrai to nori, tu tikrai nori pridėti pastangų ir taip toliau. Ten bent per tų lietuvių kalbos kursus, aš atsimenu, kad buvo keletą tų dėstytojų, su kuria mes susitikom jau po paskaitų. Mes tiesiog sėdėjom, aš klausau, o ką čia reiškia, o kas čia, o kaip čia daryti normaliai. Ir aš ten sėdėjau, lituanistikos kambarį, ten turi savo kambarių su visą ten programą padaryta. Aš ten sėdėjau su savo sasiuvimi, viena dėstų sėdė prie manęs, jau po paskaitų, jau viskas. Ir vis tiek sėdė su manim ir man paaiškina dar kartą, ko aš nesupratau. Ir jie negali paaiškinti lietuvai, nes aš nesupratau. Tada bando arba anglų, arba jie moka kažkokie kitą žodžią ispanų, bando su ispanų. Bet tai ir labai padeda, kad bent kaip pas mane buvo, daug žmonių tiesiog norėjo, kad tu išmoktum kalbėti. Ką reiškia turėti gerą mentorių arba lyderį, kuris tave tiesiog lydi teisingam kely. Aš irgi, pavyzdžiui, aš išlaikiau lietuvių kalbos egzaminą. Be nuolaidos, be nieko, nuolaidos turiu menį be jokių išimčių, gal dėl to, kad venesuelieta, gal reikia pagalbos. Ne. Ir mano irgi, aš į kalbos lygį nuėjau, ta mano mokyta tokia rimta iš tikrųjų, bet jinai labai gražiai sakydavo, gerai, Gabriela, tu nemokė, pavyzdžiui, ispaniškai, mes sakom normaliai, jūs sakote atvirkščiai, bet gerai, kad jūs suprastumėt, mes ispaniškai sakom atvirkščiai žodžius, ne? Tai pavyzdžiui, baltas arklys, ispaniškai būtų atvirkščiai, arklys baltas. Taip? Tai va, toks dalykas mano mokytojas sakydavo, gerai, bandom kažkokių formulių susidaryti, nežinau, kaip tau padėti, sako, dabar, čia yra template'as, tu template'ą tokį naudok tada ir tada truputį tampa aiškiau, kada naudoti, nes tu labai gerai pasakai, ne tik reikia žinoti, ką naudoti, bet ir kaip. Tai geras mentorius ir lyderis labai padeda mokymosi kelyje. Mes dabar čia palėtėm truputėlį lietuvių namų temą, ne? Kad ir dabar mes žinom, kad Aira su mumis yra. Taip. Užsienio lietuvių studentų klubo pirmininkė. Taip. Ir užsienio lietuvių studentų klubas yra po lietuvių namų stogo, ne? Glaudžiasi. Tai, nes studentai, kurie atsiduria Lietuvoje, lietuviai studentai, ne, iš užsienio šalių, kai kurie atsiduria užsienio lietuvių studentų klubo globoje. Taip. Jeigu sužino, kad toks klubas yra, ne? Tai Aira, papasakok truputėlį apie klubą ir kaip jisai veikia, nuo kada veikia ir vat, tiek
kovas tiek Juana ir Gabriela ir Alejandro ir jūsų ir Audra ir Viktorija tavo sesuo, taip pat jie visi yra klubo nariais. Ne? Tai iš tikrųjų mes turbūt bendraujam su jumis dėl to, kad jūs juos jungiate, jie nėra išsibarstę. Taip. Tai iš tikrųjų klubą įkūrė 2006 metais tokie kaip Gabriela studentai, kurie atvažiavo truputį anksčiau. Patys studentai įkūrė? Kurie tapo studentais, bet buvo mokiniai lietuvių namų. Tada baigė lietuvių namus, neturėjo tokio ar kažkokio susibūrimo vietos veiklų ir tada įkūrė studentų klubą. Tai 2006 metais, tai vadinasi kitais metais mes turėsim 20-metį savo. Švęsim. Tai bus labai smagu. Švenčiam. Laukiam. Kelionės. Ir labai faina, kad iš Pietų Amerikos padaugėjo iš tikrųjų studentų. Čia tikrai labai įdomiai gavosi, kad jūs kiekvienas dar atstovaujat brolį arba sesę. Kažkaip. Ja. Ir dar laukiam Juanos brolio ir Kovo brolio, kol užaugs. Ir kiek žinau, yra didesnis susidomėjimas iš Pietų Amerikos, tai ir tuo labai džiaugiamės. O studentų klubas iš esmės jisai jungia užsienio lietuvius, kurie arba ruošiasi studijuoti, planuoja, arba jau studijuoja, arba baigia studijas ir vėliau sužino apie klubą ir tada prisijungia, arba alumnai. Tai toksai tas klubas irgi plečiasi, jo veiklos irgi skiriasi kasmet pagal veiklas, pagal viską. Taip. Iš esmės mūsų tikslas klubo yra padėti, adaptuotis, adaptacinis tas procesas, nukreipti jeigu ką, po kažkokias institucijas, supažindinti. Ir kadangi turime tokia kaip Juana, kuri iš tikrųjų daro didelį darbą ir bendraudama su kitais žmonėm, pakviesdama juos čia į Lietuvą, palydėdama. Tai mentorė. Tai man atrodo, mes vieni kitiems. Nieko nekvietai. Aš ne ta. Priim komplimentą, sakyk ačiū ir viskas. Šaunuolė. Tai va. Tai dabar aš norėčiau klausti, ką kiekvienam iš jūsų davė Ulskas. Ką jums reiškia būti Ulsko dalimi? Geras. Tu pradėjai. Aš? Juana atėjo, mano buvo tik pradėjimas dirbti ir Juana. Tai aš pirmą pažintis, jo. O, aš nežinojau. Yeah. Gerai, aš pradėjau lankyti su Ulsko, kai dar lietuvų nešnekėjau. Tai iš vis, kad tik buvau atvažiavus gal keletą savaičių, gal mėnesį. Arba man pasakė, yra tokia kluba, varyk. Tai ir pradėjau keliauti, pradėjau susitikti daugiau su Ulsko žmonėm. Šaunuolė. Vienu metu kažkas sakė, gerai, tu dabar pusiau normaliai mokai lietuvų, jau nebešnekėsim anglų su tavim. Ir viskas. Tai klube. Jo. Nes man iš pradžių angliškai su manim bendravo dauguma, bet vienu momentu, kai aš supratau per kažkokią ekskursiją, kas sakė gyda, tai sako, man jau sako, gerai, viskas, nebe anglų, vien lietuvių dabar. Neatsimenu, kas man tai sako, bet man tai ir sako. Ne, bet iš tikrųjų, tipo, Ulska man daug padėjo. Ne tik susipažinti labai faini žmonės, kad tipo, su kuom galima bendrauti, pakeliauti, pabūti. Ne tik padėjo dėl lietuvų kalbos irgi, bet tipo, visų tų vietų, istorijų, kultūrą, kurį aš nepažįsčiau, nes aš nebaigiau mokyklą Lietuvoje. Aš apie Lietuvos istorijas žinojau savo šeimos istoriją, nes mano baba labai mėgdo papasakoti. Bet apie šalies istoriją, aš vėliau pradėjau susidomėti, tai aš nieko nežinojau. Skirtingų vietų Lietuvoje, ką galima matyti, kas yra, tipo, kad nėra tik Vilnius, Kaunas, Šiauliuos, Klaipėda ir viskas. Panevėžį ten per vidų. Čia jau svarbiausia pas mane miestas, nes ten giminaitė gyvena. Tada. Kai aš nenoriu žmonėm paaiškinti, kad aš iš Argentinos, kai man klausė dėl akcento, aš sako, aš iš Panevėžio. Ir ką sako? Sako jo? Dauguma jo. Vienintelį žmogų, nes jinai pačia buvo iš Panevėžio. Man sakė, ne, čia ne mūsų akcento, ne, tu čia meluoji. Geras. Ne, bet ką Ulsko tiesiog reiškia. Tai
man atrodo asmeniškai, kad Ulsko tiesiog daugiau ten plečiasi tavo gyvenime, tavo mintis, ką turim galimybę, su kuo susipažinom. Tai gal taip galėtumėm sakyti, aš nežinau gerai kaip paaiškinti, nes aš greičiausia būčiau grįžęs į Argentiną be Ulsko. Nes man labai sunku buvo adaptuoti į Lietuvą ir draugų neturėjau. Žmonės buvo visiškai kitokie ir nesuprato, kaip pas mane buvo mintis, kodėl aš tokia buvau. Aš Argentina esu introvertė. Man čia aš esu ekstrovertė. Čia žmonės nesuprat, kodėl aš tai esu, kodėl aš apie tą šneku, kodėl aš noriu gerti matį, kodėl aš noriu tą valgyti, kodėl man tai rūpi. Kodėl man tai rūpi, kodėl aš tiek daug esu kontaktinį žmogų. Nes mes Argentino, čia labai paprastas dalykas, tiesiog, gal sukavint, kad šito, kad kito, kad trečio, mes labai... Aš ne iš Argentinos, bet mes irgi. Labai panašiai, mes labai tų kūnų kontaktinų žmogų esam. Čia su lietuvais man buvo labai sunku, kad... Iš pradžių? Ar... Dauguma mano draugai, kurie jau yra dabar... Jau priprato. Ja, labai gerai. Jau viskas, jau priprato visi to. Bet be Ulsko aš tikrai greičiausia būčiau išvažiavus į Argentiną. Būčiau grįžus ten, kai baigiau tą kursą. Bet tu labai drąsiai atėjai pati viena, nieko nepažinodama ir tik tai susižinojai, jo. į tokią didelę mūsų kompaniją, atsimenu pati pirmą kartą. Labas, šaunuolė. Aš nedaug galvoju. Aš tiesiog einu pagal vaivą. Matai, reikia būti kaip Juana. Tiesiog daugiau daryti. Man, iš tikrųjų, užsienio lietuvių studentų klubas, čia pagalvokime apie filosofinį klausimą. Aš nuo atvykimo į Lietuvą labai daug savo iškeliu klausimų, kas aš esu. Taip. Dėl to, kad gerai, jau nebesu tokia, kur venesuelietė kažkokia, nesu lietuvė ir niekada nebūsiu tokia pilnai lietuvė čia užaugus, gimus ir panašiai, nepaisant, kiek aš norėčiau jį tapti ir būti. Bet aš supratau, kad man labiausiai patinka bendrauti su tai žmonėms, kokie yra panašiesni į mane. Tai yra tie, kurie susiję su užsieniu, kurie yra gyvenę užsienyje, tada grįžę į Lietuvą, čia studijuoja dar kažką, kurie gyvenę arba gimė Lietuvoje, išvažiavę, dėl to man su diaspora labai įdomu dirbti ir bendradarbiauti ir taip toliau. Nes atrodo, mus vienyje tos pačios vertybės, mes labai rūpinamės dėl Lietuvos, vienai par kitaip, vaikystėje vienai par kitaip panašiai turėjom tam tikrų detalių savo gyvenime, pakankamai globalus mąstymo būdas ir galime pašnekėti ir padiskutuoti apie dalykus. Ir nesakau, kad čia Lietuvoje esančių žmonių mąstymas yra netoks. Tiesiog sakau, kad man asmeniškai Ulskas yra ta vieta, kur aš atradau savo ratą žmonių. Per Ulską tada tuo pačiu metu ir panašiai ir atsirado man Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga. Tai vos ne dvi labai panašios organizacijos, kurios dabar, sakyčiau, vieni iš geriausių partnerių. Ulskas dabar tiesiog labai mano gyvenime pasižymė. Tai vienas iš vertingiausių dalykų, kas buvo, tai buvo pradėti lankyti užsienio lietuvių studentų klubą. Vis dar džiaugiuosi, kad yra AIRA, kuri organizuoja ir nepasiduoda ir renginius iš tikrųjų, ir projektus rašyti ir viską planuoti, užtrunka ir reikalauja daug jėgų. Nieko tokio, mielai. Aš dabar, kadangi irgi tą darau, labai jau įvertinu, žinai. Bet labai džiaugiuosi, kad nepasiduodi, nes ateina tokia kaip ir Juana, ateina kovas, ateinu aš ir tikrai darot didelį įtaką. There you go. Tai va, ačiū. Tai man Ulskas yra mano gyvenimo esybė. Mano esybė dabar. Mano didelė dalis, kas aš esu. Jo. Kovai. Ačiū. Likais paskutinės. Aš tai prie Ulsko truputį vėliau prisijungiau, nes aš atvykau, Juana jau papasakojo, bet man tuo metu, aš dar nežinau, kaip ten buvo. Pradžioj vieną kartą dalyvavau, nuvarėm į Rumšiškės. Aš irgi tuo metu tikrai nedaug šnekėjau, man irgi buvo dar toks... Rumšiškės, labai geras buvo.
Kaip? Užta daug šokai. Jo. Bet paskui gavosi, kad aš pradėjau dirbti. Tai man, žinokit, laiko labai nedaug būdavo. Aš eidavau į paskaitas ten rytais, o po paskaitų nuo 3 iki 1 nakties dirbdavau dažniausiai. Tai man laiko, žinokit, nebūdavo, o jeigu savaitgalis, tai dažniausiai arba dirbdavau vieną dieną iš tų savaitgalių, arba visiškai buvau užės, man reikėjo tiesiog nieko neveikti, arba ten tiesiog pabūt jau mieste kažkur, bet ramiai. Tai negalėjau labai daug prisijungti, o dabar, kai jau... ir paskui kariuomenė. Tai va. Tai tada irgi, kai būdavo kažkokia, nežinau, ekskursija arba taip toliau, dažniausiai negalėjau prisijungti. Tai va. Iš tos pusės, truputį gaila, bet dabar jau atsirado man kitokio gyvenimo etapą ir aš jau tikrai dabar dalyvauju ir visą, kai galiu, tai man... Tai ką aš duodu Ulsk, tai kol kas savo dalyvavimą ir savo, nežinau... Labai gerai. Reikia dalyvavimo. Tai ir man tas labai patinka. Ir šiaip iš Ulsko, dėl ko aš tikrai prisijungiu ir man labai patinka. Nes, pavyzdžiui, kai buvau Rumšiškėse pirmą kartą, tai buvo pirmą kartą, kai galėjau pamatyti tokią Lietuvos kultūrą iš kitos pusės. Nebuvo per paskaitas, nebuvo ten per kalbą, buvo per tradicijas, pavyzdžiui. Tai va, tas labai padėjo. Per, kaip ten ne ekskursijas, o kaip būna kažkokie... Edukacijas. Edukacijas, va. Tai man tas labai patiko ir čia vertinu tą labiau, negu tiesiog susitikti. Čia nėra kaip, kažkoks bendruomenė, kur sujungia studentus ir tiesiog varam gerti. Nėra taip. Aš manyčiau, kad yra ir to, ir to. Yra ir linksmybės, ir yra, kur gali daug ką pasimokinti, gali daug bendrauti su kitais. Tai va, čia yra labai gerai, nes yra balansas, sakyčiau. Tai va. Kaip gyvenimas Lietuvoje jūs keičia? Kiekvienas dabar turit skirtingą patirtį ir skirtingą laiko etapą esi pragyvenę Lietuvoje. Kovai, galiu pratęsti? Galiu pratęsti. Taip, pratęsim. Aš jau pradėjau kalbėti, jau viskas dabar bei sustojau. Žinai, mano mama sako, reikia vieną kartą sumušti, kad pradėtum kalbėti ir 2 kartus sumušti, kad sustotum kalbėti. Man 3 kartus reikės, be šansų. 3 moterys šiandien sako, kas tą gali padaryti. Po vieną. Tai 4. Negalima. Tai ką? Geras klausimas. Nežinau. Man atrodo reikės... Nori pagalvoti, aš turiu atsakymą. Ne, gerai pradėti, jeigu nori. Aš turiu atsakymą dėl to, kad aš buvau Argentinoje dabar gruodį. Praėjusi, po 9 metų Lietuvoje aš grįžau į Pietų Ameriką ir aš tokia, man bus įdomu, bet bus tokia pati, visiškai netokia pati. Aš čia visada irgi buvau garsiausia, dar kažką ir kiek kartų buvau numalšinta, kaip mūšiai, mane irgi žmonės numalšino, nuramino, sakydavo, ar tokia, kodėl tu tokia esi, gal nusiramink vieną dieną. Ir pasirodo, po 9 metų, nori ar nenori, tu iš tikrųjų su lietuviškai grįžau į Argentiną, atvykau pirmą kartą pamatyti, ten žmonės vienai par kitaip. Ir man yra per daug. Aš galvoju, o Jėzau, aš galvoju, kad aš ten kažkokia labai garsiai, bet ten žmonės dar daugiau. Tai žodžiu, gyvenimas Lietuvoje tikrai keičia žmonės. Aš manau, kad nepaisant, kiek aš bandau atiduoti atgal ir kad pavyzdžiui, dabar mano draugų grupėse ir truputį jie labai atsipalaidavę, gal ir pašokti kartais, žinai, ten dar kažką, bet vis tiek mane visuomenė sulietuvino. Aš, gal nebūtinai dabar, su nepažįstama gatvė nebūtinai jam palinksėsiu galvą ir nusišypsosiu, ne? Čia priklauso nuo kaip atrodo. O anksčiau būdavo aš pirma, kuri taip darydavau. Gal nebūtinai kitų dalykų padarysiu, bet jau rimtesnė, ne? Man, pavyzdžiui, sakė apie fizinį kontaktą, ne? Taip. Aš labai buvau anksčiau tą, kur aš negaliu gyventi, man reikia būtinai, kaip tau sekėsi, draugė, ne? Gerai gyveni, kaip tau gražiai šitas man patinka, kokie tavo gražus plaukai, o dabar aš galiu visiškai nesiliesti. Ir man netrūksta to. Kažkaip, man to trūksta. Bet, ką reiškia netrūksta? Trūksta, man trūksta, bet ne taip, kaip trūkdavo, žodžiu. Tai mane tikrai sulietuvino Lietuva. Nežinau, ar gerai ar blogai, bet dabar esu toks mišinys, tai pakeitė. Tu galvoji? Jo. Na, daviau laiką? Aš manau, kad labai priklauso, aš manau, kad kiekvienas gali prisitaikyti. Aš tai, pavyzdžiui, manau, kad
Man pakankamai gerai sekasi prisitaikyti prie skirtingų grupių. Ir čia man tą patį ir būdavo Argentinai. Taip. Tai aš turėjau labai skirtingų ten grupių draugų, kurie vienas su kita tikrai nieko nesusiję ir aš galėjau būti ten ir ten. Ir kai bandydavau maišyti tie grupai, neišeina. Tai tą supratau, kad čia gal yra mano įsiver, čia yra mano charakteris. Tai kai atvykau čia Lietuvą, man nebuvo sunku iš tos pusės. Nesakyčiau, kad per daug pasikeičiau, tikrai ne. Šiaip mano patirtis čia ir ką aš pamačiau čia ir kaip aš palyginau su Argentinos mentalitetį ir taip toliau, tai tikrai keičiasi. Bet čia nėra, kad Lietuva man pakeitė, čia yra, ką aš iš Lietuvos, viską, ką aš gyvenau, aš pasiėmiau ir palyginu su tą, ką aš gyvenau, ne? Ir ką maždaug irgi dabar pamatau ir jeigu turiu dabar, taip ir buvo irgi. Aš atvykau čia į Lietuvą ir nenorėjau su argentiniečiais bendrauti, šito neprimkit blogai, bet buvo dėl to, kad aš bandžiau kuo mažiau ispanų šnekėti. Tai dabar pradėjau futbolą žaisti su jais vėl. Ir kartais turiu tokių, pokalbių ten su draugais ir taip toliau. Ir tikrai kartais pasiviau, kaip čia viskas jau skiriasi, kartais, ir su mano draugais, galbūt telefonu, ne, man papasakoja ir aš negaliu įsivaizduoti, kaip ten gali būti. Ten papasakoja, kas įvyko ir taip toliau, ir aš nesuprantu nieko. Tarsi tau pasakoja apie Argentiną, pavyzdžiui? Ne tik tai apie šalį, bet apie kažkokią situaciją. Aha. Ir kaip žmonės tarpusavį irgi bendrauja. Ten viskas, supratau, kad yra viskas masyviai, viskas, ne? Kolektyviškai. Taip, kolektyviškai. Tai, pavyzdžiui, viena draugė su vienu vaikinu, ten pradėjo po truputį ten daugiau bendrauti ir taip toliau. Ir visi apie juos šneka. Nes jie iš vienos grupės. Tai tada gaunasi, nežinau, ar čia Lietuvoje būna tas pats, aš manau, kad gal ir taip, gal man dar to neįvyko, bet aš manau, kad iš tos pusės nėra taip masyviai čia gal Lietuvoje. Gal neįsikiši. Taip, aš manau, kad čia labiau individualistai negu kolektyvinė visuomenė, jo. Taip. Tai čia tas... Tai čia yra ir pliusų ir minusų. Totaliai sutinku, bet gal ir dėl to, kad Lietuva labai individualistinė valstybė, o Argentina... Jau galėtum surasti tokį viduriuką, kur nėra per daug ir kur nėra per individualizmą. Raskim kompromisą. Tai tada būtų labai gerai. Tai iš tos pusės. Tai, tikrai manau, kad pasikeičiau. Ir dabar buvau pakankamai neseniai su draugais ten kelioniai. Ir, pajaučiau truputį toks, kur... Skirtumą. Taip. O draugai iš Argentinos? Taip. Aha. Ir, kažkokį kitokį. Kas, nėra, kad pasikeitė, koks aš esu, bet mano nori, ko aš noriu gyvenime. Gal tą pasikeitė. Gali duoti pavyzdį, skirtumą, ko tu... Kas tau yra dabar svarbu? Ar tau yra tik tai svarbu ten, nežinau, tausinti, ten merginas ir taip toliau? Ar tau yra to svarbu ir dar kažką? Gal. Aš manau, kad reikia visko. Jaunystėje tai vieną kartą per gyvenimą patirsi. Gražiai pasakai. Tai man atrodo, nereikia į ekstremus varyti, kur tau tik tai tą yra svarbu ir aš gal to pajaučiau, kur mokslai irgi gal tenais, žmonės, sakyčiau, tikrai daugiau atsipalaidavai. Tai, iš vienos pusės nėra blogai, nes, tu negyveni su stresu. Bet iš kitos pusės, jeigu tu nori patobulinti ir taip toliau, gal... Taip. Iš profesijos pusės, tai gal, ten nėra blogų ir gerų dalykų, o čia irgi, visur nėra. Visur, džin and džanas. Aš dar Juaną tada noriu pakalbinti, prašom. kad nereikėtų kovo sumušti. Viskas savo. Jau gavau vieną. Šiek tiek minėjo, ne, kaip gyvenimas Lietuvoje keičia tave. Kaip man pakeitė, čia yra biški problema pasakyti, nes aš atvažiavau, man dar nebuvo 18 ir aš viena gyvenau ten. Iš pradžių su šeimos draugais, o tada barake. Tai man iš karto buvo kad visiškai man reikėjo pakeisti, nes tada aš buvau atsakinga už savo maistą, už savo viską. Neturėjau tėvų, kad man paklausytų, kada tu grįši namo, ką tu valgysi šiandien, tu darai namų darbų, kad šito, kad kito, kad trečio dalyko. Bet dabar, pavyzdžiui, pas manęs TV-je buvo svečiai ir matosi, kad aš jau nebepripratau gyventi su tėvais. Nes aš turiu savo, kaip aš noriu daryti dalykus
ir jie nori, kad kitaip darytumėm. Tėvai buvo atvažiavę? Dabar atvažiavau pas mane, dabar svečiai. Dabar yra pas tave pas mane. svečiuose? Oi, Nu, bus iki birželio pabaigos. Ir tu matai dabar tos skirtumus. Jo, matosi toks skirtumas, nes ir jie mato tos skirtumus su manim, nes sakė, kad aš dabar, aš visada buvau labai ramiai, labai pikti, bet labai ramiai žmogau, kur tipo nemėgdau pabūti su daug žmonėm. Aš nemėgdau, kad būtų tiesiog daug garso aplink manęs. Bet aš iš anksčiau daug supykau ir aš dabar tiesiog net taip blogai, aš tiesiog išeinu iš vietos. Bet man atrodo, kad to yra dauguma ne tik, kad Lietuva mane pakeitė, bet kad užaugau. Taip. Užaugau jau, kiek čia jau 7 metai maždaug taip. Aš nebepaikas tada. Bet susiję vien su Lietuva irgi yra tų dalykų, kad man, gal čia ne tik su Lietuva, bet ir su Vilniu specifinė, kad man labai pradėjo patikti tiesiog pasivaikščioti. Man labai pradėjo patikti pasivaikščioti kur gražiai. Paaiškinkit. Nes Buenos Aires neturim kur normaliai pasivaikščioti. Venezuelai negalime išvisai pasivaikščioti. Buenos Aires dar maždaug galima. Kai kur galima, kai kur ne. Bet nėra kur gražiai, nėra kur gamta. Nes tipo, dabar visą tą man labai patinka tiesiog einu prie upę. Palenk upę. Ir tiesiog aš taip iki paplūdimo, nes ten aš netoli Šimūnų paplūdime gyvenu. Tiesiog viską iki paplūdime, tada grįžu namo. Ten čia jau man labai tą patinka daryti, labai ramus, labai fainas dalykas. Pritariu. Čia vienas buvo man iš šokų grįžti. Čia, kad žmonės vaikščiodavo pirmiausiai dieną lauke, bet ir kad vakare lauke ant tojo kauja pavojų. Naktį lauke pasivaikščioti Vilniuje. Kaip baisu. Man porą metų užtruko tą baimę iš savęs išmušti, kad nėra. Niekas čia niekur net. Pakankamai saugu palyginus. Kitą skirtumą dabar, kad mano tėvai yra. Mano sesė labai mėgsta tūsint. Jo, Biki, labai mėgsta tiesiog. Tada, kai jinai išeina į miestą, aš nepaprašau, kad jinai man rašytų, kur tu pas ką, kada grįši, bla bla bla. Visų tų dalykų yra tiesiog, kad jinai grįž kažkada. Kada nors, kai pirmą kartą jinai išėjo į miestą, taip, aš tai buvau. Bet tada aš supratau, kad čia jai nieko neatsitiks. Aš užvakar varau pas vieną draugę ir pamiršau parašyti savo tėvelim, kad aš pas ją nakvosiu. O atsikėliau 4 iš ryto, man skambino 20 kartais, man parašė, o kur tu, mes policija, kviečiam, kad šito, kad trečio. Kažkaip gavosi, kad neskambino nepakviesti policiją, nes Viki pasakė, čia viskas ramiai. Jinai greičiausiai tiesiog pas draugę miegoja. Nes aš sakiau, kad aš pas ją varysiu, bet, sakiau, gal grįšiu, gal ne, pasižiūrėsim. Tai tapai, žodžiu, labiau nepriklausoma Lietuvoje. Labai supyko ant manęs šiandien iš ryto, vakar iš ryto, kai grįžau namo. Labai supyko, kad kaip gali būti, kad tau reikia rašyti visų tų dalykų. Tu pasakėjai tavo frazę, mano namai, mano taisyklės. Aš tai ir papasakoju. Aš sakau, čia mano namas. Man 4. Klausykit. Lietuviškai kalbė ar ispaniškai? Ispaniškai. Mama biški šneka pusiau kažkaip. Tėtis, jisai labai greitai išmoko lietuvų. Atkeliauja, išmoka keletą žodžių, keletą frazių, tada jau viską pamiršo, kai grįžo į Argentiną. Bet mes viskas ispaniškai bendraujam. Šaunuoliai. Gerai, istorija. O kaip jūsų buvimas čia keičia lietuvius, kurie yra aplinkui jūs, ar pastebite tą? Taip. Tu turi vyrą lietuvį, ne? Tai papasakok. Jis? Praeitą penktadienį išėjom į regetono vakarėlį. Jeigu ką, nežinot, bet yra, žodžiu, įvyko tiesiog renginys. Ir pavyzdžiui, jis tiesiog šoko su manim. Ten lietuviškas šokis, ką žinau, nelabai ten buvo daug ritmo jame, bet gražu, kad jis atsipalaidavęs ir gali
tau leisti, ne? Anksčiau nebūdavo taip, ateinam į lauką ir jis tiesiog gali ramiai taip daryti. Jis liečiasi, bučiuoja, ten kaip tau sagasi, žinai, ten ar kažką, anksčiau tikrai nebūdavo įmanoma. Man bučias krostą duot, sako, ką čia mes esam visuomenėje, kas mato, aš sakau, tai koks skirtumas, tegul žiūri. Čia bučiuojam tik tai. Geriau, kai žiūri. Ne. Bučkis. Tai, žodžiu, iš tikrųjų jis sako, kad labiau buvo susikaustęs. Aš pati klausiau jo, nes aš, kai tu gyveni, ar tiesiog, kai tu save matai kiekvieną dieną, sunku pamatyti pokyčius, ne? Tai paklausiau jo, kaip tu jautiesi ir sako, aš labiau atsipalaidavęs gyvenime, kad nebesirūpinu, kad žmonės galvoja tiek daug ir panašiai. Tai tas yra labai gražu. Tai toks ėjimas į balansą, jūs labiau įsitempėt, labiau jaučiat įtampą, jie labiau atsipalaiduoja. Taip, nuostabu. Tai čia iš asmeninio gyvenimo. Kaip jūs? Mano draugai, su kuo aš daugumą bendrauju, tai irgi... Atsipalaiduoja. Jau žino, kad, jau ne tai, nežinau, kaip galima gražiai sakyti. Man atrodo, kad jau nebebijo būti garsiai. Nes anksčiau buvo tokių dalykų, kad, tipo, biški garsiau šnekam ir jau taip, ne. O dabar jau visi, kai su manim jau, ką aš kalbuočiau, tiesiog normaliai garso lygį, jau visi dauguma tų, atsipalaidavę, kad šito, kad kito, kad daugiau ten bendrauja, bet ne apie tų, tipo, o kaip oras. Čia jau daugiau bendraujam apie tų, tu man papasakoji šitą dalyką, kaip dabar. Artimiau bendraujam. Jau ir pripratę, kad man labai patinka tiesiog to kontaktą, fizinio kontaktą, tada jau ir žino, kad ateina pas mane. Hugs. Išeina, hugs. Pabūna, hugs. Visada. Irgi jau ir priprato, kad pas mane jau gali bet kada ateiti. Gražu. Man jau, gal du dar nežinau tokių, bet man turiu keletą draugų, kur tiesiog man rašo, jei žino, kad aš būsiu namo arba nežinau, tiesiog rašo, tu namai, aš pabūsiu, galėsiu ateiti už valandą, už pusvalandį. Arba tiesiog rašo, nori pavakarienauti kažkuria, šį trečiadienį. Ir jau yra netoks, kad ateina ir būtinai su gėlytėm arba su kažką. Jau yra tu gerai, ką gaminsim? Pizza, gerai, tu pirk šitą, kito ir trečią dalyką, aš pirksiu ketvirtą ir penktą dalyką. Ir mes kartu gaminam viską. Gražu. Nežinau. Dar pradėjau mąstyti, bet nežinau. Man irgi sunku pačiam pasakyti, ar jie keičia ar ne. Jie patys turi spręsti šitą, man atrodo, ar pagal mano ir taip turiu. Tai, aš tikrai nemanau, kad galėčiau atsakyti šitą klausimą. Kol kas. Jo. Bet, vis tiek aš kaip ir daug bendrauju su visais. Nesakyčiau, kad turiu tik vieną grupę, su kuriuo bendrauju. Tai gal dėl to ir sunkiau. Aš labai daug su giminė bendrauju, labai daug ten su skirtingais draugais. Pavyzdžiui, ten kaip dirbau ir dar mokiausi, tai man laiko nebuvo per daug. Tai turėjau kambariuką iš Italijos, tai mes labai daug bendravom. Ir su jo draugais. Tai tą nesakyčiau, kad per daug pasikeitė, nes jie buvo Erasmus. Tai jau, sąlyginai nedaug laiko čia pavus. Paskui, kariuomeniai, tai čia, nežinau, kaip čia pasakyti. Visi pakeitė. Visko būna. Pradžioj buvo vienas bendravimas, paskui jau pasikeitė. Bet čia normalu, kad mes 9 mėnesiai ten visi kartu, tai čia normalu, kad bus. Čia išskirtinės sąlygos truputėlį. Jo, tai visiškai suprantu. Nesakyčiau, kad liko tokių draugų, su kuriais iki šiol bendrauju, bet jeigu susitinku gatvėmis ir taip toliau, tai atrodo, kad wow, kaip fainai, kad mes kartu attarnavom ir pavom. Tai nesakyčiau, kad mes tokie artimi sutapom, bet tikrai gerius pažįstamus turiu iš Kariuomenės. O dabar universitete, tai irgi turiu labai gerus draugus, bet
labai įdomiai, nes tie, kurie yra, iš kito miesto, tai jie kiekvieną savaitgalį važiuoja pas savo šeimą, ne? Pas tėvus ir taip toliau. O tie, kurie yra iš Vilnius, jau turi savo grupinės. Tai irgi būna sunkiau su jiems susiderinti. Tai, mes tikrai labai, iš mano grupės, tai sakyčiau, gal ką aš pamačiau iš kitų grupių, tai mes tokie labai artimi, sakyčiau. Ir čia yra, ir šitas man labai patinka. Turiu vieną, su kuriuo daugiausiai bendrauju, tai labai smagu. Aišku, bet jis ten pas tėvus gyvena, ten kaime, tai tikrai važiuoja kiekvieną savaitę. Tai norėčiau su juo kažkaip daugiau bendrauti, nes man savaitėmis būna mažiau laiko. O ten studijas, darbas. Tai laiko, kai užaugai, supranti, kad yra mažiau ir mažiau. Tai tu turi pasirinkti su kuo bendrauti. Tai čia irgi suprantama. Tiek, kiek jūs bendraujat su Lietuvos lietuviais, ane? Tos skirtumus matote. Ar matosi jums iš karto krenta į akis tai, ką lietuviai priima kaip duotybę? Pavyzdžiui, tas, kad sakėt apie pasivaikščiojimus, ane? Atradot, kad čia jums patinka pasivaikščioti, galit. Aš dabar galvoju, aš tiesiog turbūt priimu kaip duotybę tą galimybę, ne? Net nepagalvoju, kad tai yra dovana, kad ta galimybė, ne, yra ta, kurios kiti neturi. Tai ar yra dar tokių dalykų, ką pastebėt, ką mes Lietuvos lietuviai nevertinam, turėdami tai? Aš saugumą, kadangi aš atvykau į tokią šalies, kur šiaip Pietų Amerikoje yra nebūtinai saugiausia vieta apskritai, bet Venezuela ypač, ten tiesiog košmaras nuolatos, bent būdavo, turbūt dabar nebėra taip jau baisiai, bet tiesiog, kad tu gali ramiai, saugiai važiuoti autobuse, aš irgi mačiau pirmą kartą vaikai buvo vieni vaikai, nebe tokie jauni, bet vis tiek pakankamai jauni, ten mažiau negu 10 metų autobuse sėdėjau, aš nežinau, ar aš būčiau taip darius Venezuelai, žinai, nesaugu. Tai tas man tas saugumas yra priority number 1. Aš pirmą, ką įvertinau ir iki šiol prisimenu ir labai, labai gražu, kad galiu tą daryti. Dar taip pat, kad žmonės neįvertina elektrą, vanduo. Ta prasme, kad nėra deficito. Jūs turit elektrą, išeina iš elektros, ištinga elektros 10 minučių, yra visur parašyta, LRT daro istoriją, elektra dingo kažkurio mikrorajone 10 minučių. Pas mus yra tokie dalykai, kad gal keletą dienų metai, gal keletą savaičių metai, tu tiesiog neturėsi elektros. Gal grįš. Gal grįš kažkurio metu. Gal ir grįš. Ne visur galima gerti vandens iš kanalizacijos. Gerti iš čiaupo. Iš čiaupo, negalim. Gerti vandens iš čiaupo. Nėra pas mūsų, žinai, Liptoną. Arbatą Liptoną. Tai Venezuelai, jau atsidarai čiaupą, taip atrodo vanduo. Tai žodžiu, negalima gerti vandens iš čiaupo, no way. Ir čia žmonės gali tiesiog labai, aš jau pamiršau, ką reiškia. Važiavau į Argentiną, sakau, gal čia nereikia iš čiaupo gerti, nežinau. Bet aš atvažiavau į Argentiną. Dauguma jo priklauso kur. Bet man duotybė dabar tapo. Mieste dauguma galima. Supranti, duotybė dabar tapo, kad aš atsidarau čiaupą ir man visada yra geriamas vanduo. Crazy. Praeitą kartą sakai, kad jau nustoji bijoti motociklo garso. Taip. O motociklo garso. Man dabar piktasi garso, nes man nepatinka, kad toks garsas. Tiesiog, nes aš gal noriu miegoti ir iš niekur motociklą girdisi. Bet nebebaisu? Čia jau nebebaisu, man tiesiog man nepatinka, man piktasi. Kartais. Jeigu naujininkuose, tai baisu motociklas. Tai vat. Kita dalyka yra tų, dabar ta ekonomika. Visi čia lietuviai nori kažkur kitur išvažiuoti, kur geriau gyvena. Ir kad dabar su tėvais šnekėjau, jie buvo, bet tu gali daugiau pinigų gauti kitur, kad kai kur kitur Europoje galima geresnį atlyginimą gauti. Ir aš nežinau, kaip paaiškinti, kad man tiesiog, kad man čia gerai, nes galima gyventi su normaliai atlyginimą be problemų ir nėra, kad aš galėsiu, sakytum, į Romą keliauti kiekvieną savaitgalį, bet man nereikia į Romą keliauti kiekvieną savaitgalį. Yra tokių, kad čia lietuviai neturi bijoti, kad rytoj jų pinigų nieko nevirs.
Tipo, Argentina yra ta dalyka, kad anksčiau buvo kiekvienas metais, tada kiekvieną mėnesį, tada kiekvieną savaitę. Čia apie pinigų nuvertėjimą, apie infliaciją kalbėjau. Taip, tada kiekvienais dienais, tai man atrodo, kad grįžti kiekvieną savaitę. Ar tai matema labai? Tiesiog labai pakeičia viskas. Ką negalim į ateitį galvoti apie, aš pradėsiu dirbti kažkur, su tą atlyginimą aš už 3 metų, aš nežinau. Už 3 metų galėčiau kažkokią paskolą paimti, pirkti savo namą. Argentina to nėra. Nes tu nežinosi, kiek... Nėra paskolų. Nėra paskolų, pradedam su to, bet be tų paskolų, sakytumam, nėra tų, kad tu gali dabar taupyti pinigų, nes tavo pinigų rytoj nenuvertės tiek stipriai. Nieko nenuvertės. Arba bus stipriau, arba bus mažiau. Niekas nežino. Galima dar pridėti. Vienas dalykas, kad žmonės irgi pastebėjau, jie, pavyzdžiui, daro parduotuvę eilę, stovi eilėje 2 minutės, nes tiesiog kasininkė daugiau lėčiau dirba. Jau pradeda ten dusauti. Jo! Aš sakau, Belaka, kažkas daugiau už 5 minučių laukti, čia jau nebenori. Tai duotybė yra tai, kad atrodo visas paslaugos yra taip greitai, arba tiesiog atliekamos, arba yra efektyvumas daug kur, kad žmonės jau pripranta prie gero ir kai truputį daugiau užtrunka, tai jiems nebepatinka. Bet kaip pas mus paslaugos, taip neįvyksta, kaip čia, stovėsti eilėse, man reikėdavo tikrai ne 2 minutės. Tai čia, žodžiu, juokinga, kad prie gero greitai priprantama ir kad kartais lietuviai nebeįvertina, kad tiesiog it's fine, nieko tokio, viskas gerai, palaukim dar porą minučių. Autobusas atvažiuoja laiku. Va! Tu žinai, kada autobusas atvažiuos. Kada traukinys išvažiuoja. Viešoji transportą. Tu žinai, kada, kur, viskas gerai. Nėra, kad tu įeisi kažkokią stovėsi prie stotelės. Pusę valandos, ar nežinau. Gal pusę valandos ir tada 5 atvažiuoja kartu. Taip. Arba ne. Gali pusę 3 valandos laukti, gal. Gal tiesiog, ne per tą maršrutą važiuoja ir niekur nėra parašyta. Taip. Tu tiesiog paklausi kažkas dar gal žinos. Nuostabu. Veikia. Buvau pamiršęs šitą. Duotybė tapo man, jau viskas. Kad jau autobusas nelaiko minutę. Aš jau tą, kur darau. Pasivaikščiau per miestą su mama, mes prie kiekvieno stotelę ėjom, aš mačiau ten televiziją parašytą. Aš sakau, einam į kitą, čia dabar reikės 10 minučių laukti. Einam į kitą stotelę. Einam kitą autobusą, į trolebusą, tiesiog. Jinai sakė, bet čia tik 10 minučių, aš sakau, aš nenoriu 10 minučių laukti, einam prie kitos stotelės. Taip, duotybė. Lietuvėjat. Taip, aš nenoriu 10 minučių laukti autobusų. Aš manau, kad irgi vis tiek reikia prisitaikyti. Va, čia irgi būtų visai blogai, jeigu tu neatvažiuoji į kitą šalį, vis tiek, jeigu susiję ten su šeima ir taip toliau, bet nesvarbu, tu vis tiek iš vienos pusės tu turi pasikeisti, tu turi prisitaikyti. Taip. Tai čia irgi būtų blogai, nepasikeisti iš vienos pusės. Reikia suprotų, aišku. Reikia, aš stengiausi daryti, aišku, nesu tobulas, labai toli nuo to. Tu turi paimti, kas tau labiausiai patinka ir kas tau atrodo, kad ten Argentinų yra, svarbu ir ką gali čia atsivežti ir panaudoti. Pavyzdžiui, laukti 2 minutės, tau streso nekyla iš to. Tai va, o iš kitos pusės, jeigu mes sakysim, kad čia viskas tobulė ir taip toliau, tai irgi čia nieko netobulinsim. Gal minutė vėliuoja, bet galėtų nevėliuoti. Taip. Tai va, galėtų ir aš būti suprantu iš tos pusės lietuvių, tai čia, tai irgi nėra blogai. Tai va, tai aš manau, kad čia vis tiek yra daug, ką reikia pakeisti ir tobulinti ir taip toliau. Tai va, tai nežinau, ką dar pridėti, daug šnekėt. Tai labai fainai. Visi tie pokyčiai dabar, kurie vyksta, jūs ką išmokstate, ką išmokinate kitus ir vis tiek jūsų žinutės, jūsų pasakojimai grįžta atgal jūsų šalis, jūsų šeimoms, bet kaip tai ar stiprina tą Pietų Amerikos lietuvybę, nes naujų žmonių neatvažiuoja, ne? Tai yra atgal, ta prasme, neimigruoja, ne? Tai nėra tos šalys. Ką jūsų patirtys daro namiškiams, nebūtinai namiškiams, bendruomeniai, kiek dar jos yra. Nes,
iš to, ką pasakojate, ne, Juana grįžo, Kovas irgi užsinorėjo važiuoti, Kovas atvažiavo, brolis sako, aš irgi noriu. Bet kaip tai, ar tai stiprina tą Pietų Amerikos lietuvybę Pietų Amerikoje? Geras klausimas, nežinau. Nesigilėjau šitą, bet gal iš dalies, galimai, gal kažkoks jaunas, kuris irgi gal norėtų irgi tą patį. Nebūtinai reikia, irgi reikia pakeisti tokią. Nėra, kad dėl to, kad mes čia atvažiavom, visi tą patį ir turi daryti. Atsiprašau, kiekvienas yra skirtingas, kiekvienas turi priimti savo sprendimus. Jeigu tau atrodo, kad tu to norėtum pabandyti, tai kviečiam, tave priimsim, tave tikrai bandysim, nesakyčiau savo, bet sakyčiau, bandysim tau padėti kuo daugiau, kaip ir man padėjo, kaip ir Juana irgi, kad tau būtų kuo greičiau ir kuo geriau patogu ir kad tau būtų čia, gerai. Tai, žinau, tai man atrodo būtų, visus varykit čia į Lietuvą, nes to ir privaloma, dėl to, kad mes tą padarėm. Žinau, tai turėtų būti, jeigu jūs norėsit to, tai priimkit tą sprendimą, atvarykit ir mes padėsim. Jeigu jūs norėsit atvažiuoti, turėsit bendruomenę ir čionais. Nėra, kad taip atvažiuojat ir visiškai paliekat savo, safety net, galėtumėm pasakyti. Nes čia tikrai bus kas norės, kas galės padėti. Dauguma dėl biurokratijos, nes ir čia Lietuvoje nesąmonė. Ir čia Lietuvoje visiškai nesąmonė biurokracija. Bet tai, kad jūs čia esate, atsivežate, kaupėte lietuviškas patirtis, tai veikia ne tik tai jaunimą, bet jūsų tėvai dar yra, jūsų dėdos, tetos. Tai aišku, kad džiaugiasi. Nes kaip tu ten sakai, kad Juana, tu grįžai ir atvažiavai į Lietuvą ir ten ar mama ar močiutė dalinosi tavo nuotraukomis? O jo, mano baba visur dalina mano nuotraukų. Jinai ir dabar ir dar dalina. Ten yra dabar ten Kaune ta fotografijų ekspozicija, kur yra pakabinta mano pardainų šventė, mano babos nuotrauka, Kovos nuotrauka ir ten yra. Jo. Man atrodo, kad visa Argentina jau pažįsta apie tą projektą būtinai, nes per visur. Visi jau žino, kad aš baigiau univerą, nes jau jinai visiems jau papasakojo. Čia jau... Tai įtakos, turi, gal sakyčiau, žinai. Tikrai. Irgi manau, kad nėra blogai tiesiog papasakoti apie savo patirtį ir taip toliau. Nes tu per kito žmogaus patirtį, tai tu gali maždaug įsivaizduoti ir tu savai ten matai ar ne. Ir tai, kad sunkumus bus tikrai, kad tikrai nėra paprasta ir taip toliau tikrai, kad iš tavo pusės reikės daug darbo pridėti tikrai. Bet tu turėsi tą laisvę. Man, pavyzdžiui, mano tėvais tikrai turiu labai gerą ryšį, tikrai labai daug bendraujam ir aš viską papasakoju. Jie tikrai mano geriausi draugai, sakyčiau. Bet iš tos pusės man visada patiko tą laisvę. Aš visada norėjau būti savarankiškas. Ir Argentinoje save tikrai nesivizavau. Aš dirbu. Aš jau 3 metus gyvenu savarankiškai, aš iš tėvų pusės negaunu pinigus, tai man čia yra, didžiulį pasiekimą, sakyčiau. Man atrodo, kad irgi pasirinkau čia, nes matau tikrai daug galimybių. Aišku, ir suprantu lietuviai, kurie nori išvažiuoti kažkur kitur, nes ten yra daugiau galimybių, tai čia irgi normalu. Labai priklauso su kuo tu palygini. Bet kad čia yra galimybės, tai tikrai. Palyginim su kuo pažįstam. Bet jūs turbūt nepamokslavote tiems lietuviams, kurie ten sako, važiuosiu ten. Tai tėvų važiuoja, ten patyrė, kad turi patirti ir tada grįš. Tai jau matosi. Aš manau, yra blogai. Labai Lietuva turi labai daug grįžtame programų. Žodžiu, grįžtame kabutėse, daug programų padedančių žmonėms. Skatinančių atvykit, prašau, Lietuvą, pasilikit, bet gerai, sutinku, atvykstantiems ir grįžusiems reikia galimybės parodyti ir papasakoti ir panašiai, bet yra viskas gerai ir keliauti kitur. Mes globaliam čia pasaulyje gyvenam, kur jeigu turim galimybę, viskas normalu yra. Ir jeigu savo Pietų Amerikos, draugams, šeimos nariams mes
papasakodami savo istorijas, jie jaučia, kad gerai, gal aš turėsiu geresnę gyvenimo kokybę, tarkim, kažkur kitur, tai man atrodo tikslas pasiektas. Tiesiog vėlgi bando vieną kitą padėti, gal per istoriją savo pasakodami, tiesiog gal pasidalindami, gal tiesiog kartais juokiamės, kokie yra kultūriniai skirtumai ir taip ir gaunasi tokia įtaka, bet nereikia gal daugiau iš to ir tikėtis. Manau, kad ką daro Uskas, ką daro Kovas ir Juana, kad pasidalina savo istoriją ir žinai, labai įdomu jau. Tai labai gerai. Ir reikia tai daryti. Ir ačiū labai, kad skatinat tokius pokalbius, nes gal kiti išgirda irgi norės atvykti. Arba bendrauti, arba labiau domėtis Usku ir gal prisijungti, nes nėra prisijungę. Tai va. Aira, kad grįžom vėl prie Usko temos. Kaip tu matai, žmonės ateina į Uską po metų? Kokie jie būna atėję pas tave į šitą bendruomenę, į šitą šeimą? Kaip jie atrodo po, tarkim, metų, ar po 2, nežinau kiek, ar jie visą studijų laikotarpį būna organizacijoje. Vis tiek tu geriausiai gali matyti tą pokytį, nes gal jie patys ant savęs to nemato, bet pro tavo prizmę, kaip jie atrodo, kaip jie auga. Labai skirtingai būna. Iš tikrųjų, vieni nedrąsiai ateina, prisijungia, tada labai išdrąsėja, kiti, kaip Gabriela, tai su vėju ateina į klubą. Ir labai iniciatyviai iš tikrųjų ėmasi visko ir nėra adaptacinio periodo. Visi savaip ateina, visi pabūna tiek, kiek jiems norisi, tiek, kiek jiems reikia. Dažniausiai yra prigijimas tam tikras į klubą ir tada tos veiklos jos eina iš eilės ir tu kur gali ten dalyvauji ir tie žmonės taip keičiasi ir pažįsta vieni kitus. Yra tas brandoliukas aktyvesnių tokių, tada yra rečiau prisijungiančių, daug dirbančių, daug studijuojančių ir viskas keičiasi. Bet gerai, kad yra atvira bendruomenė, kad galime prisijungti ir išeiti pagal savo gyvenimo dabar etapą, nes tada būtų nemažai žmonių neprisijungusių, jeigu būtų darę tokia, kur ir reikia būtinai dalyvauti. Kiekvieną savaitę susirinkimas, būtinai ateikit. Kas irgi suprantu, kad iš vienos pusės renginiai turi būti, renginiuose turi dalyvauti ir žmonės, bet tas nepriklausomybė, ta laisvė, tas supratingumas, ta tolerancija labai padeda būti ir prisijungti prie Usko. Jau ir žinai, kad pavyzdžiui egzaminų sesijos laikotarpio nieko nepaorganizuosi per daug. Tiek, kiek susirinksim, tiek būsim. Dabar tiesiog turėjau tą klausimą galvoje, žiūrėdama į Juanos gintarinius karolius. Ir prisiminusi, kaip tave vaikystėje rengdavo lietuviškais rūbais. Tai tarsi kažkokią dalelę kraudavo ant jūsų, ar jūs patys kraudavo ant savęs tos lietuvybės, išoriškai, ne? Ir dabar, ar taip tau natūraliai, pavyzdžiui, tai gintariniai karoliai, ar dar kažko? Visą gyvenimą buvo gintariniai karoliai. Nežinau, aš neatsimenu momentų, kai neturėjau. Geras. Nes arba turėjau gintarinį karolį, arba turėjau apyrankę, arba uskarūkų. Kažką gintarinį visada buvo pas mane. Nes, žinai, čia klausimas apie tai, kad lietuviai kitose šalyse jie pabrėžtinai, akcentuoja savo lietuvybę per ženklus kažkokius, ne? Ir jau kai esi Lietuvoje, tai turbūt to poreikio nebelieka. Ar, nežinau, jūs gal per jauni, per... Mes jau link pensijos. Neturiu, aš tik gintarinę. Neatsinašiau. Link pensijos jau. Aš suprantu, Lietuviai labai mėgsta apsirengti ir patriotiškai per šventas, per krepšinio varžybas ir taip toliau. Bet kasdienybėje. Kasdienybėje ne. Ir, pavyzdžiui, kur labai matosi šitą ryškiai, tai yra per jaunimo kongresą, kur dabar visi Islandijoje kitą savaitę važiuojam. Tai ten kaip tie dabar lietuviai ir nelietuviai pasipuošia visą geriausiai marškinėlį, 3 spalvai, žodžiu. Kas labai džiugina matyti Lietuvoje, tai buvo Šaltibarščių festivalis. Toks lietuviškas dalykas. Oi, tokia faina. Ir visi žmonės tiesiog labai... Visi rūšiava. Smagu. Būtinai. Bet drabužiai nėra naudoti tik tai... Aš norėčiau, kad lietuviai nepraradę arba neišvažiavę iš Lietuvos daugiau jaustųsi patriotiškai. Bet yra normalu, kad tu tik supranti, kad turi praradęs tą, ką turi. Tai žodžiu, tai dėl to tie išvažiavę gali daugiau vertina ir daugiau pasipuošia, daugiau švenčia ir panašiai.
O išoriškai kažkaip pabrėžti savo tą kitą tapatybės dalį, ar yra poreikis venezuelietiška, argentinietiška? Kad nereikia, nes tu kalbi ir jau visi supranta, iš kur esi. Arba manieros, arba dar kažką. Teisingai. Tai mano pirmi metai buvo tikslas labai susilietuvinti ir netapti venezuelietį, tada supratau, kad nepavyks. Ir tada nuo to laiko aš labai stengiuosi būti tokia, kokia aš esu, nebijoti savo atvirumo ir panašiai ir prieiti prie žmonių, paklausti, kaip tu esi. O darbė, prie tą kartą. Sako, kaip tavo kolega? Sako, ko tu nori iš manęs? Sako, tik noriu pabendrauti. Nu gerai, sako, keista, čia žmonės dažniausiai nelabai nori pabendrauti. Tai tiesiog nepabijoti, va šitų manierų, man atrodo, yra išoriškas mano drabužis šiuo atveju. Toks. Jo. Supratau. Galite pakartoti klausimą? Ar išoriškai kažkaip bandai savo argentinietiškąją pusę tau yra poreikis kažkaip? Ar geriai matai prie visų kitų? Jo, nešiojasi matęs podelį į darbą? Kai nori, tai geriau. Kai norim gerti, tai čia jau. Kai važiuoju kažkur ir norisi, tai aš tai ir darau. Buvo tokia istorija, bet nesvarbu. Dabar viešoji tiesiog geriau. Per mūsų kelionę paskutinę? Nu, daug kartų, bet ta buvo įdomu. Darbė, pavyzdžiui, tai geriau ir, visi klausia, jau visi žino. Čia yra, Pietų Amerikos, tipo toks, kaip arbata, sakykime. Labai gerai. Bet kad man reikia parodyti, kad aš esu argentinietis ir taip toliau, man nereikia. O kad aš esu lietuvis, man nereikia to asmeniškai. Jeigu, noriu, tai aš tai ir darau, bet man, kad kiti to matytų, man nereikia. Nei pačioj pradžioj, kai tu dar nesijauti, neintegravęsis, nežinai lietuvių kalbos, dar gerai nemokėjai, tau nebuvo poreikio irgi Lietuvoje rodyti, kad tu esi lietuvis? Geras klausimas. Manau, kad buvo procesas, aišku. Vienas dalykas, man atrodo, kad visiems savaime išeina, nori tapti toks. Taip. Ir paskui supranta, kad čia nėra įmanoma. Ir man atrodo, čia irgi nėra tikslas, nes jeigu tikslas būtų toks ir tu būtum užaugęs čia Lietuvoje, tai tu būtum visiškai kitokia, tavo esybė būtų kitokia. Taip. Tai, man atrodo, irgi neverta taip galvoti. Aš irgi gal to ir nenorėčiau. Taip, aišku, kad vykau čia, labai norėjau būti lietuvis ir aš tikrai to stengiausi. Buvo man kažkoks momentas, kur jau supratau, kad taip neįvyks ir bus mano keliais, taip ir darysiu. Man nereikia kitų žmonių, kaip čia pasakyti, nepritarimų, bet Palaikymų. Jo, kad kiti galvotų, ar aš esu lietuvis ar ne, nes man pačiam reikia šito įsiaiškinti, ne iš kitų. Tai aš manau, kad bus tas ir tas visą gyvenimą, nes to neištrinsiu ir nenoriu gal ištrinti, o būti lietuvis irgi nenoriu iki 100%, man reikia ir ta, reikia, tiesiog tu toks ir esi. Bet šiaip nemėliausiu, kad kai išmokau kalbą, tai tikrai pajaučiau tokį labai didelį skirtumą. Nes prieš tai sakydavau, lietuvis argentinietis, ir tada aš nekėdau lietuvių ir aš nemokėjau. Tai man atrodo, kalba yra labai svarbi. Aišku, nieko prieš, jeigu tu nemokai, aš čia normalu. O aš esu prieš. Bet man pačiam... Jei tu gyveni Lietuvoje? Bet ne visi gal turi sąlygos. Jeigu yra sąlygos ir tada jau neišmokai, tai jau tada gal reikėtų kažkaip permąstyti. Jei tu jau gyvenai keletą metų Lietuvoje ir net nebandai išmokti, tai čia jau turim problemą. Nežinau ar problema, bet čia jau reikia kiekvieną. Jo, bet esmė, kai išmokau kalbą, tikrai atsirado tokia, didelį. Pritapimas. Jo, tikrai taip. Tikrai taip, čia buvo pirmą kartą. Aišku, iki šiol, kai šneku ir taip toliau, tai visi supranta, kad lietuvių nėra gimtoji, bet, koks skirtumas. Nieko nepadarysiu, aš savo akcentą tikrai nepakeisiu ir supratau, kad nenoriu tiek darbo pridėti, kad nebūtų, man taip ir tinka. Ir jeigu šnekam apie bendravimą su lietuviais, tai aš su lietuviais puikiai bendrauju ir nuo pradžių, nes, gal smalsu jiems. Aš nemanau, kad tu turi stengtis pakeisti savo akcentą. Nereikia. Aš irgi manau, kad tas. Taip. Tai yra unikalu. Taip, tik kiekvienas yra unikalus, kiekvienas turi savo patirtis ir išgyvenimo. Žinai, ko dar ilgai nemanau, dėl to, kad aš, pavyzdžiui,
Nesakau, kad aš neturiu akcentų, bet aš labai stipriai, labai stengiausi ir aš kopijuodavau. Visą balsą. O dabar, žinai, kaip mano brolis. Visi žino, kad mano brolis egzotika. O manęs niekas neklausia. Sako, tu čia iš ko Lietuvos rajonų. Tu iš Žemaitijos, ne? Tai, žinai, tai aš manau, kad labai gerai, nereikia stengtis, reikia būti toks, koks esi. Aš manau, kad Kovas ir Juana, mes esame labai patriotiškai savaime, bet jeigu galima laikyti tam tikrus savo esamų savybių, pavyzdžiui, akcentas, manau, kad labai gerai. Kaip tik įdomesnis pokalbio lūžis, icebreakeris. Čia yra labai lengva, žinokit, labai... Nori pabendrauti? Tai iš karto uždavai klausimą, iš karto jau pajaučia, kad tu moki lietuvių, bet negimtoj, tai iš karto jau atsiranda kažkokia labai lengva pokalbį. Tai man to ir labai padeda. Tai jo. Pabaigai tokią užduotį turiu kiekvienam. Užduokite vienas kitam po klausimą šitoje temoje. Ką jūs norėtumėte? Galbūt aš nesugalvoju to klausimo, ne? Bet iš jūsų perspektyvos kažkas kirba. Nebūtinai kiekvieną. Klausimą turi. O jau iš karto, Navė. Kažkaip aš jūsų klausau, labai fainai klausyti, nes labai rezonuoja man. Nes panaši patirtis, ne backgroundas panašus, bet tiesiog pati patirtis, ne, kaip mes esam Lietuvoje ir panašiai. Ir aš kažkaip galvoju, man buvo toks momentas, kai aš atvažiavau į Lietuvą ir atradau, pas mumis juk yra tos tradicijos labai su gamta, pavyzdžiui, sujungti, ne, ten žmonės ir panašiai. Ir man, pavyzdžiui, tokį aš pastebėjau, kad, atrodė kaip į mano genus įrašyta ir kaip koks protėvių šauksmas, pats, tarkim, dalyvavimas, joninės ir taip panašiai. Ir man toks buvo, čia supratau, kad vis dėlto aš esu susijęs su šitą šalim, ne? Ir aš taip galvoju, gal jum buvo tokių, momentų, kur kažkaip supratot, iš kažkur, nežinia kažkur, bet man tinka ir arba man rezonuoja teigiamai. Tai gal ta... Apie joninės. Jo, pirmą kartą, kai švenčiau joninę čia Lietuvoje, aš man visada labai patiko Lietuvų šokė, visų ten, kur yra bendra, tiesiog. Kuo daugiau žmonių šoka kartu, tuo geriau. Ir mes Argentinę švenčiam joninę biškai kitaip, nes, ten žiema. Kai čia vasara, ten žiema. Tada mes laušę turim, mažą laušę turim ir bendruomeniai. Tiesiog, dauguma yra ten vakarienė, maistas, kažkokie koncertas ir viskas. Koncertas. Bet jau pirmą kartą, kai švenčiu joninę šiandien, man kažkodėl labai gražiai mergina išmoko, kaip vainiko padaryti. Labai padėjo. Jo. Geras. Supratai. Aš supratau, kaip vainiko reikėtų daryti. Tada, visą naktį aš ten pabuvau iki pačio ryto. Kažkaip grįžau namo. Man atrodo, kad peškom. Nežinau, kaip grįžau namo iš tikrųjų. Argentinai. Čia Lietuvoje. Vilniui. Nuo Šalių iš Šerių iki Olandų gatvė. Neblogai. Kažkaip, aš neatsimenu. Bet jo, tokia linksmybė buvo, tokia, kad, čia jau jaučiuos kaip, sava. Sutinku prie šokių. Šokiai buvo vienas iš dalykų, kur man iš karto jaučiuosi, kad kažkas yra viduj. Tad pats supratau, kad punktualiumas, išskyrus šiandien, kur labai stipriai vėlavau. Bet palyginus punktualiumas yra visai nieko. Aš labai prisitapatinu prie punktualumo. Turėdavom Venezuelai planuoti atitinkamai, kad jeigu mano gimtadienis 6, tai sakau žmonėm, kad būkit 4, nes visi ateis ant 6. Tai punktualumas labai supratau, kad man čia tinka būti. Tinka man čia būti, punktualumas, autobusų punktualumas, žmonių, filmas prasideda tada, kada turi prasidėti. Ir kas dar, kad tvarka. Man čia, aš esu, čia man atrodo nesąmonė, bet viskas tvarkinga, gražu, awesome. Kažkaip viduje tą visą turėdavau. Kokie mes netvarkingi esam, ar kokie, nežinau, paplūdimiuose. Kiekvienas šalia kitos tiesiog guli paplūdimiuose pas mus ir tiesiog skirtingą muziką leidžia per kolonkės. Čia Venezuelai turime. Taip, bet mes, tu guli čia, aš guliu čia, mes tarp mūsų yra labai daug nemetrų skirtumų ir kiekvienas groja savo muziką, ta prasme visais garsais. O čia Lietuvoje,
Nebūtinai. Irgi nėra gerai, kad yra visiška ramybė, galėtų truputį muzikos būti, bet yra atstumas, yra tvarka, žmonės nėra kietau ant ausų ir panašiai. Aš labai prisitapatinu prie to, aš labai vertinu, man patinka. Nežinau, nemanau, kad turiu. Tik tai... Tu irgi šokius lankai. Jo, bet aš lankiau, tikrai nesu pats geriausias. Tikrai stengiuosi. Ne, bet tu vaikinas, čia svarbiausias. Ja. Bet pas mus, žinokit, yra tokie šauni vyrai. Aš, vos nepasakiau, kiek smažodį. Bet, tikrai pas mus nėra, kaip čia pasakyti, konkurencijos sveikos, ne? Kad, kiekvienas, tikrai nori daugiau. O pas mus yra tiek daug šokėjų, kurie nuo vaikystės šoka. Man tikrai yra labai didelis iššūkis. Gal netgi daugiau negu lietuvių kalbos. Nes aš nuo nulio turiu viską išmokti ir jie jau viską moka. Tai ir dar, norėjau pasavinti vieną, ne į sceną, ne į šokius, bet ten į vieną pamoką, ten vienos merginos ten bėgiamoji darbo. Ir susukau koją. Futbolo žaisdamas. Tai aš jau mėnesį su koja ištynus. Tai nepasisekė, turėjau galimybę, po 2 savaičių ten buvo šokai ir susukau koją. Tai aišku, vadovai nieko nesakė, bet sako, gaila iš tavęs, kad turėjai galimybę ir dabar jau baigėsi sezoną, ten jau viskas. Tai šiais metais tikrai nešoksiu. Tai kitais metais man tiesiog reikia dabar vasarą, tikrai, kad įsigytų ir kad galėčiau. Klausimą. Tai ar radau kažkur save, tipo... Taip, kur visada buvo tavyje, bet... Aš žinau, kad per kalbą. Tai pradėjau... Per kalbą? Taip, man buvo... Nes man bendravimas su žmonėm yra labai svarbu. Tai kai pradėjau ir supratau, kad galiu savo mintį pakankamai neblogai išplėsti ir papasakot, tada jau buvo. Čia buvo labai geras pastebėjimas. Ačiū. Visiškai buvo lūžtas taškas, kaip viską pasivertė ir pasikeitė ir taip toliau supratau, kad tikrai daug geriau mokėjau. Buvo kompanija ir galėjau suprasti, kai visi ten bendrauja ir taip toliau. Tai čia man atrodo buvo labai didelis toks žingsnis, nes prieš tai būdavo, tiesiog small talk, ten pašnekėjai su vienu, bet jeigu tau kitas šneka ir tu taip toliau, tu ne taip greitai sureaguoji. Labai sunku. Ir čia buvo vienas kartas, atsiprašau, ir antras, kai aš pasakiau kažką ir visi išvengė nuo to. Aš tą norėjau pasakyti, kad intelekto lygiai suprasti ir daryti juokus kitą kalbą yra čia didelis. Tada supratau, kad čia jau... Kad jau tapai geras. Tai per kavą, sakyčiau, 100%. Ačiū labai, bet dar turiu vieną, jeigu galima. Nes aš kažkaip klausau ir, aš pavyzdžiui, ką pastebėjau, kad, vis tiek, aš netrodau kitaip nei kiti lietuviai, bent jau taip manau, gal kitaip rengiuosi, bet tarkim, man buvo kaip užsienietei žymiai lengviau, įsilieti į bendruomenę ir taip toliau, vieni dėl to, nes aš netrodžiau kitaip ir kadangi kalba, ta prasme, nelabai kažkas supras, kad aš ne lietuvė, ne? Ir aš gyvenu tuo metu su mergina iš Azerbaidžano. Ir pavyzdžiui, pas ją visiškai buvo kitas priėmimas ir tarkim ir nemažai netgi sudėtingų situacijų, kur buvo labai negražiai priimta bendruomenės. Ir aš taip galvoju, ar jums gal kartais tas lietuvių buvimas vis tiek, gal jums šiek tiek padeda integruotis į visuomenę, ar jūs kaip tik pajaučiat, kad kartais vis tiek toks kaip siena, neina jos pralaužti? Neina jos pralaužti. Kai kur jos. Bet po 9 metų pralaužimo aš jaučiu, kad pagaliau pradeda lūžti ledas. Kur sunkiausiai yra? Kur sunkiausiai? Čia yra žmonių pačių problema, ką žinau. Tai jeigu jie nenori būti atviri ir prisileisti naujų žmonių, tai kiek aš bandysiu čia ten belstis. Tam reikia laiko. Taip. Tas pats. Taip. Šaunuolė. Šaunuolė. Tai kartai sunku iš tikrųjų, bet vėlgi ne nuo mūsų priklauso, manau. Mes galim padaryti, ką daugiausiai norim ir su geriausiu noru, bet, viskas priklausys nuo jų. Reikėjo išmokti man šitą per kančią. Jo. Aš tai
sakyčiau, kad bendrauju su visais, su pagarba. Tai jeigu tu bendrauji su pagarba, tai, tą ledą tai tikrai žymiai lengviau gali pralaužti ir taip toliau. Jeigu tas žmogus tai supranta, kad čia nuoširdžiai nori su juo pabendrauti, tai toliau. Aišku, kiekvienas yra skirtingas ir, kai kuriems tikrai nori to ir turi suprasti, kad žmogus, jam nepatinka ir viskas, tu tikrai neturi jam per prievartą, bendrauk su manim. Jeigu jis nenori, tai nenori. Tai kartais reikia pajausti to kito žmogaus, kaip čia pasakyti, nežinau, tiksliai kaip pasakyti, tiesiog pajauti, ar nori su tavim bendrauti, ar gal tiesiog nelaikas. Tai va, ir po biškį tu tiesiog turi pajauti, pajaust. Kad su pagarba, jeigu tu bendrauji su kiekvienais, maždaug, tikrai, su mandagumu ir taip toliau, tai dažniausiai atsako su mandagumu. Jeigu tu eini kažkaip, jau grįžtai ir taip toliau, tai tada tikrai nebus taip. Tai va, turiu vieną kolegą iš universiteto, kuris tikrai matosi, kad nenori su kitais bendrauti, bet aš vis tiek sveikinu ir taip toliau. Tai, jis toks ir yra, tai tu nepakeisi jį, bet tu bendrauji su juo, kiek jis tau leidžia bendrauti su juo. Man atrodo, tam ir esmė. Tu bendrauji su kitą žmogų, kiek jis tau leidžia. Kai kurie leidžia daugiau, kai kurie mažiau. Ir, jeigu pirmą kartą sutikai, tai yra kai kuriems lengviau tą. Ir man atrodo, yra svarbu tiesiog iš savo pusės kažką papasakot ir duot klausimus jam. Ir tu pamatai, ar jis atsako tau daugiau, arba tu gali duoti jam kažkokį dar klausimą, ar ne. Toks žaidimas, sakyčiau, toks, kur pajauti kitą žmogų ir bandai kažkaip tampyti, ne taip ir va. Ana, kaip tu ar jauti kažkokias tai sienas? Man asmeniškai biškai sunku suprast, kai žmonės nenori su manim bendrauti. Tada aš su visiems bendrauju maždaug vienodai, nebent jau mes draugiai esam. Tai aš su visiems bandu kuo draugiškiau. Aš tiesiog esu... Skiriasi, kad aš esu introvertė Argentinoje. Ir pas mane yra ta social battery, kur tikrai egzistuoja. Ir nėra labai didelė. Lietuvoje yra labai didelė, atrodo. Tada aš labai draugiška esu žmogus su naujiem žmonėm. Su vėlakam būsiu. Iki to tikro momento. Tai tada tai nėra, kad tos sienos neegzistuoja, nėra, kad nesimato kartais. Yra tiesiog, kad man asmeniškai biškai tas pats. Tai žmonės gali su manim turėti sieną, kad nori labai artimą bendrauti, tai nereiškia, kad aš kitaip bendrausiu. Aš vis tiek būsiu ta draugiška žmogų ir jei norės tiesiog sakyti labas, kaip sekas, gerai, viskas, ate. Tai tokių, bent pas mane taip ir gaunasi dalykas. Ačiū labai. O aš daugiau klausimą lietuviams. Vieną kartą man buvo, kad tiesiog klausiau, bendradarbiai, kaip tau sekasi. Ir iš karto, sako, pas mus nėra taip, kaip pas tave, mes tokius klausimus neduodam, nes čia, man atrodo, yra fake. What? Palaukit. Tiesiog galvoju, kad čia nenuoširdžiai, tai čia tiesiog, nes, taip ir yra. Ir tada gal kitiems irgi čia Lietuvoje būna taip. Gal jie irgi galvoja, kad čia nuo tavo pusės nėra, kad nori su juo bendrauti, ar kažką nori gauti kažką. Taip. Tai va. Tai gal čia irgi... Paklausai, kaip sekasi? Taip. Klausai, kaip sekasi. Kolega sako man. Ko tu nori. Tai va, man irgi buvo ta pati. Tikrai? Viskas gerai. Aš manau, kad tie žmonės, kurie yra daug keliavę ir daug matę pasaulio, tokių klausimų neiškels. Iš vis gal tiesiog nereaguos, kai mes kreipsimės, kaip tau, kaip gyveni. Bet tie, kurie yra labiau susikausti savyje, sakykime, niekad hipotetiškai iš Lietuvos neišvažiavę, tai jeigu jie, pavyzdžiui, man asmeniškai sako, šiuo atveju, ko tu nori iš manęs, aš sakau, hei, aš nieko iš tavęs nenoriu, mano tokia kultūra yra normalu klausti, kaip iš tikrųjų gyveni. Ir toliau galim ties pokalbį arba ne, tai yra tavo pasirinkimas. Tai gal tokiu būtų, nežinau. Šiaip viskas keičiasi, Vilniui pakankamai gerai. Tai čia vienas dalykas yra Vilnius, o kitas yra Lietuva. Tai čia tikrai irgi yra skirtumų. Žodžiu, dar 1,5 valandos reikia apie tai šnekėti. Ar dar norėtumėt vienas kito kažko dar paklausti? Nes daug temų palėtėm, bet gal kažko dar Aš labai norėčiau, bet to pačiu nenorėčiau, nes aš turiu kaip turbūt.
Tai mes turim nuotrauką pasidaryti. Taip. Tai nežinau. Greitai. Paklaust. Vieną klausimą. Greitą klausimą ir tada galėsim pabaigti. Taip, sugalvosiu. Nu. Jau baigiai bakalaurą, kurie yra tavo tolimesni planai. O, Mano? Taip. Važiuosiu į Argentiną atostogauti dabar, tada grįšiu ir pradėsiu ieškoti darbo. labai gerai. Normaliai pagal profesiją. Ir aš planų daugiau neturiu. Aš neilgai planuoju, aš neturiu 5 metų planą, 10 metų planų. Pas mane planas yra tiesiog gyventi. Gražu. Čia dabar. Koks tavo planas, Kolas? O aš turiu daug planų. Po bakalauro. Po bakalauro? Neatsakysiu. Gerai. Bet tikrai. Koks tavo planas? Aš dabar dirbu ir labai sėkmingai su diaspora ir asmeniniam gyvenime man sekasi, tai mano planas yra toliau tęsti, ką darau. Su diaspora neprarasti ryšį su Ulsko ir toliau bandyti tobulinti savo žinias, savo kalbą ir taip toliau. Toks mano planas. Labai galbūtiškas klausimas. Kada vaikai? Kada tau vaikai? Kada man leis? Gerai, kad nuskambėjo. Baigiam, ačiū. Šitą galima. Čia juokauju. Gerai, stovim nuotraukai? Jo. Galim? Ačiū.